Žinot ką, dabar aš esu šito kalėjimo vierchas. Dabar jūs priklausote man. Nu ką, grįžtam į namus. Į namus. Į namus. Pasilgot mūsų? Turbūt ne. Tikriausiai, kad ne. Mūsų šulinys. Šuniukai. Kas tokie? Šuniukai. Ir vaikai. Aha, pamatysit, ką mes čia esam atlieks. Draugų turėsim. Trukdys šitą investigation mūsų trukdys. Nu ką, nežinau, šitą balls jungti, ne? Čia gal pavyzdžiui per vidurį. Jo, galim mėginti. Čia padėsiu. Šalo nagai. Pusnagiai. Kad tie vaikai naktį nemiega, aš nesuprantu, ne? Man atrodo dabar tik tai antra nakties, ne? Kokia antra nakties? Antra nakties? Žiūrėk, neveikia. Jis neveikia, žiūrėk. Įjung powerbanką. Tas šitas? Kažkuris mygtukas yra. Šitas. Op. Subys. Galim pritendyti. Aš žinau gyvenime nesu tokio rutulio lietęs. Ai. Nebijok. Nenutrenks. Lik šilta būtų. Kas pamatys. Šiaip mes žinom, kad čia kažkas yra. Ne taip paprasta, reikia duoti laiko daug. Bet mes čia taip nebūsim, netupėsim ilgai prie jo. Kaip du viščiukai kokie tai ten. Ir labai gražiai, čia man tas kamuolys patinka. Man irgi. Galėčiau žiūrėti ir žiūrėti. Taip, bet reikia traukti savo instrumentus. Ir vieną diktafoną palikti įrašinėti kur nors. Šitą palikti įrašinėti. Taip. Ir žiūrėk. Tu turi spirit boxą nesusin, tai paskiau galėsim. Aš turiu savo kabelių. Galima bus į diktafoną jungti. Šitai galėjom žinai ką padaryti, nusinešti į tą hotspotą kitam kambarį. Kad nieks nematyt mūsų per daug. Galim.
Nes mūsų matys tik tais toj pusėje. Galime eiti. Nes čia labai visi matys mūsų. Ir kur jį padėsim dabar, ha? Ant palangės? Čia surskės įtraukia. O gerai stovas, labai gerai. Look, ma. No hands. Labai gerai. Gal pažiūrėsiu, kaip atrodo. Kaip vaizdas. Cool. A nėra per daug arti, girdi. Gal reiktų toliau į kampą. Labai arti jisai yra. Čia vėjas kaip pučia bus vėjas įrašinėtas. Jo, prigaudysim įdėti. Gal neapmižėt niekas? O čia atsakyti, nu ne. Atsakyti. Čia jau tokia vieta, kur grinai apmyšt. Ne, neapmišta, gerai. Nesmirdėjo. Ir iš... Pats skorinti. Jo, galima tamsuje. Nu, gražus numeris šiandien. Gražu, želė iš akmenų tarpų. Creepy. Bet žiūrėk, kaip įdomiai čia sukonstruota, žinai. Akmenukai čia tokie dar įdėti. Čia gal. O gal rastumėm, žinai, tos žmonių, žinai, kokius nors išgraviruotus žodžius ten, pavyzdžiui. Ne? Abejoju. O, šimtakojas. Jie kaip čia dar visi nemiega? Žiūrėk, gyvas. O, atsibudo. Palangė. Čia kuolas vampyrų įsmeigti į Aš tą širdį. patį pagalvojau. Čia palangė, čia kokia buvo. Figenai. Išliko dar, matai. Palangė kokia. Eik savo. Palangė, grotos. Kas čia buvo? Pakila kažkokia. Dušas. Dušų kabina. Tai gerai. Gal kokia kėdė elektros. Kas čia galėjo būti, kad nebėra kam papasakoti, visi negyvi. Kai jau visi mirė, reikia paklausti tada dvasių. Galėsim pasinaudoti Spirit Box'u gal. Tik tyliai. Man patinka, kada priimti prie lempos garsas. Nesugadink kartais radiją. Kas čia žinas, kaip gali atsitikti tau. Mano, žinok, tas DR60 irgi reaguoja su to. Geras. Nejungtas reaguoja. Na, tau kabelių paruošiau. Ir diktofonas.
Nes aš čia ir apsiraizgęs aplink visą. Mikrafas. Хорошо, 2. Ausinių lizdas. Ir klausysiu ir įrašinėsiu. Ausinės, ne? Ar outputą? Ausinės. Jo, ausinės. O, super, tai gali girdėti dabar viską aiškiai. Ir aš Prisidėk įrašinėsiu. vieną. Įrašinėsiu. Įrašiniai. Ar čia kas nors su mumis yra? Ar su mumis yra kalinių? Ant FM tu esi padaręs? AM. AM, jo, tas geriau. Ar su mumis yra buvusių kalinių? Negi, prieš tai lietuvis su mumis kalbėjo. Kalbėk su mumis, mes jau buvome čia nais. Ir jau tu turėk tą ausinę. Įsidėk antrą. Tu geriau klausyk. Ar tu esi čia vienas? Lyg tai sakė ne. Kiek jūsų čia yra? Kiek? Mums čia pasilikt? Tu paplūdai. Kai numirsi, galėsi pasilikti seni. Negirdėjau. Kai numirsi, tada galėsi pasilikti čia. Lyg tiesiog buvo pasakęs ne. Tuo pačiu balsu galbūt čia tiesiog kartoja Tai gerai, kažką. Tai gerai, reiškia veikia. Mėnulis gražiai čia. Pasakyk pomidorai. Vienas iki pasisekė tau. Jis gaudo kažkokias rusiškas stotis. Lyg tai sakė skanaus. Ačiū. Gal jie naudoja rutulį kartais. Maitinasi gal. Gal. Kada aš liečiu šitą daiktą, negi nereikia liest, pereina kažkoks tai signalas į tą spirit boxą. Turim tai. Per mane eina. Nu, geras. Ir dvasias galėtų realiai pasisemti kažko. Tai ir žmogaus semisi, žinai. Ir žmogų išsekina, žinok. Ne taip paprasta. Geriau bandyti dar 60 ištraukti. Bandom. Išjunkim šitą. Iš visų pusių filmuoja dabar. Jaučiuosi, kai zviesda. Žinai, uždėjau tą apsauginį ir nesimato iš visų įbrėžimų, žiūrėjau. Nu. Nebeliko. Kai naujas atrodo. Nulios. Seniai reiks laukti vasaros, niek nebus. Šala pusnagiai. Gerai, mėginsim. Sveiki, mes sugrįžome. Ta šuo. Aš negaliu. Jis nervuoja. Ko tu nemėgi? Einam užmigdysim.
Mes sugrįžome. Ar prisimenat mus? Mes čia praeitą kartą buvom. Šuns VP bus. Na, gal tu gal paskaityk. Imk į kitą ranką. Pažiūrėsi, kokie tie mano klausimynai. Neišjungi turbūt skrydžio režimų. Įjungi. Jo, bet vis tiek matai, kaip prie pat pritraukia. Reaguoja. Sveiki, mes grįžome. Ne, kitas skaitys. Ar jūs vis dar čia įkalinti? Nepaspaudžiau mygtuko. Seni. Ar jūs vis dar čia įkalinti? Kažką girdėjau. Šunis. Ne. Kažkas lyg vaikščiotų. Sienom tam akmeninimą. Eina savo. Nu. Ar čia yra demonų? Kokios mes galėtumėm suteikti jums pagalbos? Kaip vadinasi šitas kaimas? Kiek jūsų čia yra? Koks šio kalėjimo viršininko vardas? Kas čia važinėjęs? Ar šiame kalėjime yra demonas? Ar nori, jog mes iš čia išsinešintumėm velniop? Vis dar lys tik bėga. Imk dantis. Paskui reiks kamerą jungti vietoj to kamulio. Pasiklausysime. Paškai sulėtinti padaryti. Dieve, brangus tie šunys. Čia, man atrodo. Kokios mes galėtume suteikti jums pagalbos? Kaip vadinasi šitas kaimas? Kiek jūsų čia yra? Kas čia? Koks šio kalėjimo viršininko vardas?
kaime yra demonas. Ar nori, jog mes iš čia išsinesintumėm Vilnių? Buvo momentų. Mikrofonas bus užfiksavęs, man atrodo, kai čia kažkas vaikščio. Galvoji? Tom akmeniniam sienam kažkas. Gal kokią varną? Ne. Ne. Demonai. Bet jie nesikalba. Jie tai nenori. Tenka uošvinės. Juk kaip demonas yra uošvienė. Tai buvom ten tame kambarį užfiksavę. Reiks ten dar banginti nueiti. Reikia bandyti. Ne, jie to kambalio nenori, matau. Reikia tada atjungti tą kambalį. Geriau kamerą pajungti. Taip gerai, kaip jis išjungia, aš paspaudžiu. O, žiūrėk, ta mašina stovi. Gal irgi bando aplankyti. Ne, užimta. Sorry. Ne, čia nenoriu, aš čia kokį nors čiūvų čia. Sorry, dėja. Gal ten apsauginiai? Eik. Būtų tenais būtų švieselė dušai. Šiaip su žiūrėkliukai kaip mes. Prisižiūrėjo TikToką. Aha. Galvoju, reik bandyti. Dėja, nežinojo, kad mes antrą dalį filmuosim. Dabar laukiu, kol išeis. Dėja, mes čia ilgam. Kelias minutės filmavimai. Kaip liko kelias minutės? Nu, kas pusę valandos sustoja. What the fuck? Jep. Ką neperkaistų? Dėl atminties. Tai, kas čia per vėjai? Tu aš pas užminsiu, žinok. Leidos irgi. Bus man po 120 $. Nu, galėtų būti ir blogiau, galėjo tam būti DR60. Tada aš iškart nusišaunu, kur nors nušoku ją už ant galvos. Pilnas kišenės visko. Snarglių upeliai, einam ten. Žinai, kas man labiausiai patinka vaiduoklių medžioklėje? Tas apsikarstymas su laidais ir daiktais, kai nebėra vietos rankose visiškai. Man nepatinka Čia sarkazmas iš mano pusės. apsikarstyti. Gal paleidai per naują? Ne. Tu paleisk. Jeigu nori. Gali ir nepaleist. Per naują, tiesiog suplokim. Ne, tai ne... 2. Užtek. Tu paklausk. Žinot ką, dabar aš esu šito kalimo vierchas. Dabar jūs priklausote man. Jūs galvojate, esat kieti? Haha, ne, žinokit. Dabar aš atėjau, viskas, aš čia vierchas. Mano viršus. Čia mano kalėjimas. Jeigu turite priekaištų, sakykit. Išklausysim. Sakyk. Ar prisimeta... Gerai, iš naujo. Liežuvis sušalo. Ar prisimenate mus? Jeigu pasakytumėte, kaip šio kaimo pavadinimas... Koks šio kaimo pavadinimas?
Kiek jūsų čia yra? Gal galėtumėt prieiti prie vieno iš šių diktofonų ir pasakyti, ką nors? Kur jūs dažniausiai perkate submarinus? Ar tai yra Circle K? Ar Maximus? Seniai. Tu bent žinai, kokia čia vieta yra. Ta prasme, gal matė submarinus? Ta mašina vis dar stovi. Žinot ką, dabar aš esu šito kalėjimo vierchas. Dabar jūs priklausote man. Čia vėjas galėjo būti. Jūs galvojate, esate kėdė? Ne, žinokit. Dabar aš atėjau, kad aš vienas, mano viršus ir mano kalėjimas. Jeigu turite priekaištų, pasakykit. Išklausysiu. Sakyk. Ar prisimenate? Tai gerai, žiūrėjau su savo. Ar prisimenate mus? Pa. Oi, tik tu savo. Koks čia kaimo pavadinimas? Gal ir sakė Dimitrijus? Nu. Pradėjo sakyti. Kažkas yra labai tyli Dimitrijus. Jūsų čia yra? Kur jūs dažniausiai perkate submarinus? Ar tai yra Circle K? Be žodžių. Ar Maximus? Tikrai neatsakė nieko. Tokias nesąmonės. A jis lico kamerą mane pagauna irgi. Mato jinai mane. Jo, turbūt. Nesuprantu, atrodo, dėjau baterijas mažai naudotas, bet... Nusilpo per pusę. Gal pasišėrė. Gal rimtai blemba tos dvasios išsunkė. Kamalys neskanus. Bet konkrečiai ta mašina nejuda. Nesuprantu, ką. Gal rimtai čia atvarė. Aš manau, galvoju, jie laukia, kol mes išeisim, kad patys galėtų. Dabar taip, sakykit, kas čia buvo atvarę? Kas čia buvote atvarę? Palikit komentarą. Kuri dabar diena? 20. Palauk. Aišku, dvasios nežinos, kokią dieną. Jis neturigi kalendorių. Jos neturi YouTube'o. Nu, nei subscribins, nei laiką paspaus. Gerai, mažiau prikolų. Tokių nesąmonių. Gerai, reikia kamerą pajungti, žinai. Ką nenudvėstų. Kur čia tas skylutė? Oi, ne tas skylutė. Iš pakaliuką durk. Va taip, iš galo. Reikia į skirtingus kampus kameras gal pabandyti perdėti kitaip. Aš šitoj viską pamesiu. Tik prisikrovęs visko.
Pabandyk gal pasivaikščioti su tuo. Eik pušį pagaudyk. Bet kas čia buvo, aš nesuprantu, čia šulinys? A, tai primena šulinį. Keista. Girdi, klausyk, gal kitas įk atsivežam kastuvas? Ir iškasam. Pažįsim, gal ten kaulų yra. Ja. Turiu mašinai. Turi kastuvą? Jo, kaulų. Gerai. Baigėsi galabai. Mes neturime, kas papasakotų, kas čia buvo šulinys ar ne šulinys. Man tai atrodo šulinys. Užkastas. Čia tos vietos aukštesnės. Čia gal ir buvo kaip šulinys, žinai. Aš manau. Žiūrėk. Čia gal buvo medinis tas stovas. Greičiausiai balkis įdėtas. Balkis, jo. Vandenį prisitraukti su šniūru. Pasakyti, kad žodį Dimitravas. Jau sakėm? Kas čia buvo? Jau sakėm? Kas čia buvo? Žinau, ką sakėte, Dimitravas. Pasakykite dar vieną sykį. Dimitravas. 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 Koksai mano vardas? Aš jau sakiau. Ar tu manai vis dar esi gyvas? Oh, fuck. Sakė Dimitravas. Dabar pasakė Dimitravas. Dar kartą pakartok Dimitravas. Ne, jau nebeprivertauk tų dvasių. Mums reikia sužinot, kad tai nėra sutapimas. Na gerai, paliksiu ramybėj. Šią minutę. Viso gero, sako. Geras. Eina savo. Sveipina. Dimitravas, eik tu savo. Super.
Reikia pabūti tyloje, supranti, susikaupti. Tas daug triukšmo kelia. Tyloje pabūti. Tu čia pabūk, aš ten. Diktofoną tau duoti gal. Lauk. Aš savo turiu. Tai labai gerai. Aš ten pamėginsiu. Tai pasivaikščioti tamsoje. Va, esu įjungęs LP režimą, kaip ir turi būti. Ir bandome pagauti balsų. Ar kažkas čia yra su manim? Wow. Čia matai, šiukšlės nukrito ant manęs. Ar šiame kalėjime yra kas nors su manimi? Kiek jūsų čia yra? Kiek jūsų čia yra? Oi, blin. Čia matyt buvo išmuštas tas. Čia matyt buvo iškritęs lauk šitas. Sunkus. Pirštinės reiks užsidėti. O kaip diktofoną spaudysiu? Aš aukojęs į save. Aš be pirštinės mašinė. Žinau, kas jom be šansų būtų. Dieve. Rimtai kaip šalta, eikco. Man tai lieka šitaip daryti. Tu durniai šalą. Vardan to, kad išgirstumėm balsus. Šizofrenikai taip pat ir nemokamai. Žinai ką? Reiks laukti vasaros. Nebelabai noriu. Geriau, aš nežinau kur. Pa žmogų geriau, kur nors šiltai. Namuose tyrinėti. Gal pas kažką tai vaidenasi dabar. Jeigu vaidenasi, rašykite mums į komentarus. Mes apsilankysim, padarysim tyrimą. Jo. Atsigersim kavos, atsinešim savo kavą. Bet būtų gerai, kad parūpintumėt girdulį. Jo. Jeigu patiko video, paspauskite like mygtuką ir prenumeruokite kanalą. Kaip papūti šilta. Tai koks dar vienas rutulys užkris ant galvos. Išjungtų. Jo, čia gerai atrodo. Nesaugu stovėti. Gerai, jeigu kristi ant tavęs. Svarbiausia, kad ant kameros. Jungtas Spirit Box'ą dar. Jo. Kur tavo rutulys? Trusikus. Ten man palangės kažkur yra, bet nenaudos aš jo. Padarai reakciją veido, išraišką, kai užfiksavai ten tą
kaip sakė Dimitravas. Mačiau, tu tau taip buvai. Man atrodo, Excited. iš visų pusių. Nepalauk, tik viena kamera. Excited buvai. Bet geras. Įdomu, ar ten iš tikrųjų pati dvasia, ar čia sutapimas, ar tiesiog panašus žodis. Dėdžiu Dimitravo. Fuck! Nu tai, žinok, tik peržiūrėjus bus aišku, kad ten buvo. Jeigu dar girdėsis gerai. Taip. Kur čia viskas yra mano? Laidai tabaluoja. Važiuojam kavos. Eik. Tai koks sekantis žingsnis? Sekantis žingsnis būtų dar kitą. DRS-10 pabandyti. Galima pabandyti dar tyloje ir tamsoje dar. Be kamerų užtenka. Jau nebefilmuoja. Gal suplosi to? Plok. Tai čia nuo to garso gali kamuolys iškristi, tas luitas ant galvos. Gerai. Su pirštinėm irgi galim paspausti. Gerai. Aš paklausiu, aš dabar. Reikia palikti 10 sekundžių. Aš jau paspaudžiu. Jeigu šiame kalėjime yra kalinių, užmeskit man ant galvos Mažesnį akmenį. Gerai, bus ir didelis. Girdėjau tung. Negirdėjai? Kažkas lyg ir buvo vaikščio akmeniniam sienom. Aš irgi, anąsyk irgi girdėjau plėmašt, kad kažkas panašus garsas. Geras. Mhm. Panašiai jo. Pažiūrėjau, kažkaip užfiksavom. Reikia palikti 10 sekundžių. Čia paspaudžiu. Jeigu šiame kalėjime yra kalinių, užmeskit man ant galvos mažesnį akmenį. Gerai, bus ir didelis. Jau tung. Kas čia buvo? Užmeskit man ant galvos mažesnį akmenį. Gerai, bus ir didelis. Iš neleiduk pasakyti. Bliam, reikia palauk, nu gerai, neapšnekėkim dažnai. Per daug paliurpo. Komentarų. Dvasios supranta humoro jausmą turbūt. Tu paklaus geriau klausimą, bet protinga. Protinga. Mhm. Gal prisiminė savo mamos vardą arba tėvo vardą? Koks paskutinis žmogus, kurį tu prisimeni? Aš vis kažką girdžiu. Ar kas nors čia vaikšto šioje vietoje? Dar paskutinį kartą pasakykite kaimo pavadinimą, šio kaimo pavadinimą, garsiai ir aiškiai.
Kiek jūsų čia yra? Kokius darbus čia dirbdavot? Ar jūs vis dar čia įkalinti? Kalėjimo viršininkas, koks jo vardas? Viršininkų buvo 3. Ar tiesa? Na dabar vaikštau, triukšmas. Matai, kai jisai sustoja, reiškia kažkas šneka. Ir vis kažką girdžiu, kažkur trekšt, brakšt, vaikšta. Gal tavo kaulai? Gal prisiminė savo mamos vardą arba tėvo vardą? Koks paskutinis žmogus, kurį tu prisimeni? Kažkai. Kažką girdžiu. Kažkai. Kažkas danguje, sakė, danguje. Ar kas nors čia vaikšto šioje vietoje? Dar paskutinį kartą pasakykite kaimo pavadinimą, šio kaimo pavadinimą, garsiai ir aiškiai. Kiek jūsų čia yra? Kokius darbus čia dirbdavo? Ar jūs vis dar čia įkalinti? Kalėjimo viršininkas, koks jo vardas? Viršininkų buvo 3. Paskiau reiks paskaityti, kokie vardai buvo ir palyginti su tais balsais čia. Nu, čia reikės išanalizuoti. Buvo žodis danguje kažką tai. Paskiau lyg girdėjau, kad akmenys skaldė. Akmenys skaldė. Nu kažkas skaldė akmenys. Panašu. Kokius darbus dirbote? Akmenys skaldė. Ką darė, daug ką darė. Ai, stenį. Žinai, kas čia yra? Aguona. Puslelės. Kas tai? Vaistažolė. O, geras. Jo. Man mačiute rinkdavo, bet jos auga ant žemės. Ne taip auga. Čia matyt sėkla yra įpūsta ir išauga. Jos auga ant žemės šiaip tai. Tai įdomiai. Ir žoliai. Jo. Puslelės yra pūsliai, vaistažolė, šlapimo pūsliai. Uždegimui gydyti ir kažkam ten. Čia toje vietoje buvo garsas tas, kai išėjau ir tu gavai šiurpą čia toje vietoje grindai.
Nu, tuščiom visai negrįšim, ne? Vis tik kažką pagavom. Pagavom. Tik reikia išanalizuoti. Su Spirit Box'ui pagavai Dimitravas. Svarbiausia, kad kamera būtų išfiksavusi. What the fuck? Čia tipo perkūnija. Geras. Kas čia buvo? Perkūnija, man atrodo. Einu pro šalį, subliksėjo kažkas, galvoju, gal čia lemputė. Dar palaukau. Neapšmyžai. Ne. Kas čia per garsas? Aš tikiuosi nerimtis. O jeigu pareina? Bėgsim į mašiną. Lietus pareina. Rink greit aparatūrą. Piet. Varom. Ai, nebijok, čia nešlapia. Kruša. Nesulys. Ghost Hunters of Lithuania. Vaiduokliškiai nuotykiai. Nei vienas nekrito. Perkūnija ir kruša. Čia įrašinėjau. Geras. Ką darom kažką? Kai yra pašalinis triukšmas, žinai, gaudys dabar škvalo garsą. EVP nepadarysi. Šalo kojas, ne? Jo. Nenustoja. Metų jūs jau čia esate šiame kalėjime. Ar žinote metus, kuomet jūs mirėte? Pasakykite, kiek jūsų čia yra. Buvo metų, kuomet jūs pasodino į kalėjimą. Kiek ilgai žadėjo jumis čia laikyti? Sulėkit, reiks peržiūrėti namie. Kartą pasakykite šio kaimo pavadinimą. Ar šio kaimo pavadinimas yra Dimitravas, taip ar ne?
Wow. Ar jūs vis dar čia galite? Ir ar jums čia patinka šiame kalėjime? Ar šiame kalėjime buvo šuliniai? Kodėl jie užkasti? Nežinau, sako. Ar pamini, kaip šitą kalėjimą uždarė? Ar tu tai matei? Čia aš nekėjau, man atrodo. Nors gal, ne, paskui pažiūrėsiu. Namuose aš pažiūrėsiu. Čia aš nekėjau, man atrodo. Turėsi ką veikti. Kas buvo šioje vietoje kampe? Vat. Kas buvo šioje vietoje kampe? Paklausime. Dabar mes norime paklausti visų šiame kalėjime esančių kalinių. Ir žinoti, kad mes išsidelsintumėm vėliau. Eik tu savo. Pasako, greit eik lauk. Taip, rimtai. Man tai pasigirdo, greit eik lauk. Jeigu patiko video, spauskite like mygtuką ir prenumeruokite kanalą. Ir nepamirškite varpelio. Taip. Iki kito karto. Da išmoksim, mes čia tai žali esam. Abudu žaliukai.